O tai jeigu balionas atskrenda ir jau negalit balioną numušti, tai kas bus, kai karas užeis? Kas tada bus? Matau, aš be manęs niekas nieko nepadarys. Pasirodo, žmonės nebežiūri. Patys nebeįdomus. Reik rasizmą? Atsivešim iš Panevėžio rasizmą. Ta viena, kur per faras rodė. Taip, durnai tas kamštelis jobanus, blėt, padarė. Mes ant snarglio važiuojam. Jeigu tik pabėgis su pūju, išpušina, pistin virpsna. Jau iš anksto pabiški paraką dėdi. Kur man tai girdėta? Jeigu matai, kad priešas eina iš kokių 10 kilometrų, jau pradėk taisytis, bo čia ilgus procesas. Kol ateina ir tada jau iš 20 kilometrų taikais. Ir tu tik drįs. Tu kur tu laikai? Taigi laikau. Tu laikykas už medžio? Medžio laikaus. Laikai tikrai? Laikau. Čia, bliu, tur nebežionė tik tai. Čia bežionė, čia Vilniui, fotkint. Mokia kariuomeniai rus. Bulvės skust. Daug nieko neišmano. Mes tai per dieną visų bulvių maišus skusdavom. A ką daidot, supratėjom, su ginklus kažką. Tai ten per 4 metus davė vieno apkabų sušaudyti. Bet kiek bulvių nuskutom, kiek buroko nusuvežėm. Bliam, jo žmogų čia užmušiai. Bet atrodo, a kam vagiai, žinai, kur ateina apiplėš parduotuvę, su šautuvu, žinai, ir tik nusisuka ir jam į galvą. Ne į galvą, bet norėtų, kad pasikankintų, nes į galvą labai neįdomu. Norėtų, kad žinotų, kad miršta dėl to jisai, žinai, kad o, vagiau, žinai. Parašyti komentarą, ar toliau tęst mums šitų. Meška! Galit raudoną uždegti. O jį mama pravažiuot būtų? Manoma. Kiek kainuotų? Kiek kainuotų čia mums? O kur jūs dabar važiuojate? Iki Rygos. Kur? Iki Rygos. Ką? Turistaujam. Mes iš Traškūnų atvažiavom. Matau, girdžiu kažkas atvirbė, galvoju, kad neskambina. Galima raudoną šviesą uždegti, ar ne? Galima šlaklapus. Mums reiktų minutės. Gerai, važiuoju. Jo, gerai, ačiū labai. Ištieskim atveža Klimaučius grūdus pilt. Nežinot, jis to stresinio dalyko, kur būdavo. Žiūrėjant, mūsų katilas koks juodas tapo jau. Buvo baltas. Ai, Janu, žiūrėk, virtus tavo viduj. Ai, za.